Kągi, labas vakaras dar kartelį. Gaila, kad antrą kartą iš eilės tenka sveikintis ganėtinai liūdnomis nuotaikomis po rungtynių. Na, tokio prasto Lietuvos rinktinės starto turbūt niekas neprognozavo, ypatingai po tų ganėtinai sėkmingų 10 kontrolinių rungtynių. Ir Rūtenė, kalbėjomės po 2 kėlinių, kada situacija buvo dar ganėtinai nebloga. Trečiasis kėlinys, sakykime taip, na, Lenkai pabėgo, bet turbūt pagrindinis tikslas ir pagrindinis persilaužimas įvyko ketvirtajame po tų 3 tolimų metimų. Kodėl palūžo Lietuvos rinktinė, kaip Jūs galvojate? Aš galvoju, kaip ir nuo pat pradžių, iš tikrųjų slėgė labai didelė atsakomybė, didelė įtampa, labai daug baudų nepataikėm ir be abejo tie Gnerskio 3 tritaškiai metimai, aš galvoju, galutinai palaužė. Man iš tikrųjų, kaip ir visiems, atrodė toks pakankamai netikėtas Lenkų pergalingas žaidimas, bet pripažinkim, kad Lenkai šiandien iš tikrųjų žaidė geriau ir gynyboje, ir puolime, ir žaidė žymiai drausmingiau. Bet ko labiausiai gaila, tai iš tikrųjų žaidėjų, kurie kovojo iki pat rungtynių pabaigos, ir gaila trenerių, kurie įdėjo daugybę darbo, įdėjo daugybę pastangų ir šiandien negali pasidžiaugti būtent savo rezultatais. Tai yra tikrai skaudu už juos. Psichologija, aišku, yra vienas faktorius. Dabar pakalbėkime apie drausmę. Labai chaotiškos ir padrikos atakos. Ar Jums netrodo, jog tai buvo? Na, drausmė yra meistriškumo rodiklis ir mes nenorėkim, kad išėjus iš komandos 4 tokiem pajėgiem žaidėjim, visapusiškai pajėgiem, universaliem žaidėjim, į jų vietą atsistotų lygiai tokie patys su patirtim, su geru, sakyčiau, techniniu parengtumu ir būtų taip valdomi komandos ir kad taip valdytų komandą. Tai be abejo reikia palaukti truputėlį, reikia įgauti patirties, reikia žinoti, dėl ko šitie pralaimėjimai yra, reikia matyti, kodėl padrikas žaidimas yra nenaudingas komandai ir po truputėlį, aišku, rinktinės pagrindų ir klubų pagrindų ieškoti lyderių. Aukštaugiai šį vakarą. Maciejus Lampė, išdarinėjo daugiau mažiau, ką norėjo po mūsų krepšį, nors atrodo, jog ši rinktinė kaip niekada buvo aukšta. Kaip apie šį variantą galėtume pasakyti? Na, vien to, kad tu turi ūgio pranašumą, tai nėra dar kaip ir sėkmės garantas. Manau, kad pagrindinis dalykas, kad mes šiandien pralaimėjom greičiu. Ir po krepšių, būdami aukštesni, žaidėm pakankamai statiškai. Vienas dalykas. Antras dalykas, kad išnaudotumėm gerai aukštaūgius, mes turim jiems kažkokiu būdu pateikti kamuolį. Tai vėl žaidėjo problema iš vienos pusės? Tai ne vien tik tai žaidėjo, bet gynėjo problema, iki kurių kamuolys daeina, o iki centro kamuolys tikrai nedaeina. Ir Lenkai turėjo priešingą situaciją su Loganu ir su kitais žaidėjais arba su mažai žaidėjais. Jie apsirūpindavo kamuoliais ir Gortatas, ir Macijus Lampė, ir Ignerskis kartais po krepšių tikrai laiku gaudavo ir vietoje. Kalbant dabar apie rytoj, 2 pralaimėjimai iš eilės čempionato starte, rytoj varžovas, vėl apie kurį reikėtų kalbėti labai atsargiai. Sako, nieko įspūdingo, nieko išskirtino, tačiau vis dėlto, trečiosios rungtynės po 2 pralaimėjimų su bulgarais. Na, bloga situacija iš tikrųjų yra bet kokia prasme. Aš žinau, kad pergalės labai stipriai suvienyje ir duoda tam tikro pasitikėjimo ir būna tam tikras, sakykime, laiptelis visapusiškai komandai augti ir eiti į priekį. Pralaimėjimai atvirkščiai, jie skaldo komandą, jie atneša tam tikrą ir trenerio, ir žaidėjų tarpusavio nepasitikėjimą. Bet rytoj yra varžovas, kurį iš tikrųjų gali įveikti ir silpniau žaisdama komanda. Ir geras laikas yra surasti tą žaidimą, laimėti galbūt ir didesnių skirtumų, o bent ir laimėti. Ir aš galvoju, kad į kitą etapą visgi ir 2 kartus pralaimėjus galima eiti, kovoti ir siekti galimybės patekti į atkrintamąsias varžybas. Gerai, jūs sakote, galima išeiti kitą etapą, žaisti iš kitos pusės, su tokiu žaidimu, kurį matėme per 2 dienas. Ar mes ką nors galėtume nuveikti kitame etape ir kas turėtų pasikeisti, kad žaidimas pagerėtų? Iš tikrųjų, pilnai pritariu daugeliui, kurie sako, kad žaidimas yra iš tikrųjų padrikas ir
ir gynyboje, ką turėjom per kontrolinės rungtynės, žymiai geresnį žaidimą. Yra ne tas, bet mums nieko kito nebelieka, kaip tik tai ieškoti to gero žaidimo ir be abejo tai padaryti bus labai sunku, kadangi nei treneriai, nei komandos draugai vieni kitų labai stipriai pakeis per tokį trumpą laiką negali. Tai yra visgi rinktinė, tai yra mūsų stipriausių žaidėjų kontingentas ir labai gaila, sakyčiau, kad po Šarūno Jasikevičiaus mes turim tam tikrą prarąją iš žaidėjų pozicijoje, tas akivaizdžiai matosi, bet tikėkim ir nenuleiskim rankų, tikėkim, kad būtent tie žaidėjai, kurie dabar yra, ir Tomas Delninkaitis, ir Jomantas, kuris žaidžia, ir galbūt Kalnietis, jie padarys to, ko iš tikrųjų reikia komandai ir ko nori treneriai. Ir Lenkai, po šio vakaro, kaip galvojate, ar ši rinktinė gali žengti labai toli? Pasakysiu taip, Lenkų žaidimas man labai patiko ir žiūrint objektyviai, vien tik tai vertinant krepšinį, pamačiau, kad komanda žaidžia naujoviškai, iš tikrųjų retai arba senai, sakyčiau taip, matau, kad komanda palaikytų šitokį tempą visų rungtynių metu. Kad taip gerai bėgtų į greitą puolimą, tai vienas dalykas, bet kad taip rezultatyviai ir progresyviai žaistų ankstyvajam puolime, kada Lietuvos rinktinė buvo nepasiruošus, Rignerskio metimai ir Logano metimai, pasakyčiau, kad Lenkai, kaip nebūtų gaila, žaidė už mus ir taktiškai brandžiau. Ir pati organizacija, ir visos tos, sakyčiau, gynyboje pinklės, kurias lietuviai pasmingė, ir dvigubinimas prieš žaidimą 2-2, ir spaudimas. Iš tikrųjų, tik tai pavieniai atvejai, kada Lenkai pasimetė. O visą laiką jie rungtynių eigą kontroliavo. Tai be abejo trenerio nuopelnas, patyrusių žaidėjų, įžaidėjų nuopelnas ir be abejo ta aplinka, kuriuos jie supa. Jie suprato, kad šiandien tokių žiūrovų akivaizdoje. Iš tikrųjų, fantastiška atmosfera ir taip Lenkijoje retai būna turbūt. Taip, su tokiu emociniu užtaisu prieš tokią komandą, kur yra iš tikrųjų tituluota komanda, favoritas, žaisti iš tikrųjų yra didelis pakilimas ir be abejo to pasinaudojo ir pasiekė rezultatą. Ir vėlgi pelnytai. Paskutinis klausimas jums apie favoritus galimus kitos čempionato. Ar Lietuva vis dar patenka tarp jų ir galų gale kokios dar komandos pretenduoja medalius, kaip galvoja? Aš galvoju, kad visiems būtų lengviau, jeigu galvotumėm, kad lietuviai nėra favoritai, nes per daug mes anksti užklijavom tą etiketę ir vyrus iš tikrųjų tai slegia. Būkim paprasta komanda ir būkim realistai. Šiandien mes esame viena iš geresnių komandų, bet nesam favoritai, bet iš kitos pusės, kada galvojam, kad ispanai yra favoritai, jie čempionato pradžioj rodo ypatingai prastą formą. Manau, kad kitos komandos be abejo... Graikai, ispanai, sakykime, ispanai vakar pralaimėjo, vis dėlto graikai, ispanai, galima pasakyti, kad jie... Kitos komandos yra labai panašios į mus ir panašioje situacijoje, jeigu ne dabar, tai gali ateityje atsidurti. Tikėkim savo komandą tiesiog. Tai būtent galbūt toks palinkėjimas tada iš jūsų visiems sirgaliams ir tiems, kurie čia susirinka Vilniaus Siemens arenoje, kurie būna prie televizorių ekranų ir tie, kurie yra Lenkijoje. Iš jūsų, ko būtų dar galima laukti per artimiausias dienas? Aš noriu pasakyti, kad tikėkim treneriais, tikėkim savo komandą ir tikrai jiems didžiausios stiprybės. Ir svarbiausia, kad neįsiveldų kažkokie tie pykčiai viduj komandos. Ir dar kartą sakau, galiu pagirti vyrus už tą pasiaukojantį žaidimą. Nei vienas nenuleido rankų, visi iki pat galo spaudė, visi ieškojo pačio geriausio sprendimo, bet potencialą turi Kleiza. Aš galvoju, kad Jonas Mačiulis gali žaisti. Robertas Jevtokas dar neatsiskleidė. Petravičius. Žiūrėk, kiek klodai dar yra neišsemti ir tikėsimės viso ko geriausio. Ką, treneri, labai ačiū Jums už atvykimą į mūsų laidą. Na, o mes jungiamės į Lenkiją, kur